Todėl maži vaikai, aš jau pasakoju apie tai, kad maži vaikai metukų 2, jie natūraliai dūsauja. Ką jie išmeta? Atrodo, toks mažas, ką jie išmeta? Nu, ką jie išmeta? Jie išmeta aplinkinių tėvų, tas skausmą, baimę, pyktį, jie išmeta tą emocijas, kurias jie jaučia. Jie yra tokie kaip sugertukai, jie viską sugeria. Ir jie pradžioje išmeta. Pastebėkit, kur matysit mažus vaikus? Jeigu tai pamatysit, suvokit, kad jis kažką išmeta. Ir jeigu vaikui pasako, nedūsau, ką tu čia darai, ko tu čia ne kažkaip darai, kaip man viena seminarietė pasako, kad kuomet ji buvo maža, jai sakydavo kažkas, ko tu dūsauji kaip karvė, ar ne? Arba ką tu čia darai? Kuomet aš ėmiau tai pasakoti apie kvėpavimą, man ėmė pasako žmonės, taip, aš dūsaudavau mažas, man tai patikdavo, bet po to pasakė, kad nedūsau, kodėl jūs čia dūsaujat. Viena seminarietė, aš dabar ją atsimenu, jis sakydavo, tuomet aš nueidavau kitą kambarį, palįsdavau po stalu ir padarydavau tą tautos, nes jis būdavo man didžiulis gėris. Tai matot, vaikas yra atviras ir jis gali be jokių mokymų instinktyviai išmesti iš kūno su atodusiu visą negatyvą, kol jisai neužsidaro. Vėliau su metais žmogus užsidaro. O dabar reikia nugyventi kelis dešimtmečius, sėdėti tokiame seminare, kad kažkaip pradėti atverti savo paties kvėpavimą. Todėl, kuomet jūs tai išmoksite, tiesiog turėsite įprotį, jau jausite, aš tikiu, kad tai jums pavyks, kad jūs tai darysite ir tuomet jūs galbūt jausite emocijas, kažkoks žmogus bus šalia, ir jūs tiesiog instinktyviai, jūs tuomet išmoksite paleisti kito žmogaus emociją, kuris jaučia. Nes mes visi susiję, ar ne, įeina vienas linksmas žmogus, visi nušvinta, ar ne, visi tampa linksma, įeina vienas liūdnas, visi arba eina piktas, išsigąsta, arba įeina kažkoks direktorius ir visi jau, ne, kažkokie negatyvę, pavyzdžiui, emociją jaučia. Ir mes sugeriam. O kad mes nesugertume, netaptume sugertukais, mes turime išmokti, kaip tie maži vaikai, būti tokiais, tarsi mes visuomeniai, mes negalime atsiriboti nuo ko, mes turime išmokti praleisti per save, mes turime išmokti atsipalaiduoti, kitaip tariant, į tai, į ką reaguojam. Tai mūsų kūnas turi toks ir kvėpavimas būti praleidžiantis. Tai yra, jau mes nuolat ne tik savo, bet ir kitų visų tų žmonių, su kuriais kalbat, su kurie būnat. Net tuomet jūsų sąmoningumas augs, jūs būsite tuomet sąmoningesni už tos žmonės ir padėsite savo sąmoningumu jiems taip pat, kaip pasakyti, augti. Nes ateina kažkoks žmogus, ne kažkoks sujaudinęs, piktas ar toks ir jis pradeda kažką, kaip sako, ne pilti ant mūsų, kaip sako, varyti pradeda, kaip žargonu. O jeigu mes, ar ne, tiesiog kažkaip, jūs klausote, jūs atsidūstate, jūs klausote, atsidūstate ir taip nereaguojate pats ir tuomet turite jėgų, turite energijos tam žmogui kažką avansų pasakyti, kažkokį gėrį, avansų jį pakelti, inspiruoti ir nuraminti jį. Tuomet mes taip auginam kitą žmogų ir taip padedam ir savo aplinką tarsi auginam, harmonizuojame.